pirmiausia, kas ateina į galvą, tai yra tai, kad tai ypatingai šitoje visuomenėje labai eina prie žmogišką prigimtį. To triukšmo labai daug. Ir žmonės netgi, kada atsiduria tyloj kažkokioj, jaučiasi kažkokį diskomfortą, nes staiga kažko trūksta. Ir yra nuolatinis bandymas kažko užpildyti. Kažkur eiti, kažkam paskambinti, kažką tai pasižiūrėti. Ir tų galimybių šiuolaikiniai visuomeniai vis daugiau ir daugiau. Ypatingai, jeigu mieste gyveni. Bet jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėjus į pačią Bibliją, tyla turi labai daug vietos yra skiriama. Pavyzdžiui, kada Mozė išvedė žydus iš Egipto ir atsistovėjo prieš Raudonąją jūrą, Dievas pasakė, nusiramink ir dabar stebėk Dievo išganimą. Tai tas toksai nusiraminimas, nebepanikavimas, nebeieškojimas tų visokių dirgiklių, kurie pripildytų tavo kasdienybę arba išeičių kažkoks ieškojimas. Tiesiog išmokimas, tiesiog nusiraminti ir leisti Dievui būti Dievu. Tai aš galvoju, šabo vietoje tai nereiškia, kad mes turime susirasti vietą kažkokią izoliuotą nuo garso ir dabar staiga pabūti. Gal kaip eksperimentas ir visai neblogas būtų. Bet mintis ta tokia turėtų būti, kad nereikėtų vengti visko užpildyti. Netgi jeigu tu esi tikintis pamokslais užpildyti visą dieną, kad kažkas tau kalbėtų, pabūt su savimi. Ir galbūt tame buvime su savimi Dievas gali pradėti kalbėti taip, kaip mes net nesitikim. Aš prisimenu vieną kartą buvau tokioje aplinkoje, kurioje žmonės ten esantis, ten šiaip buvo tokia kaip stovykla, bet ten buvo, aš net nežinau, keli šimtai žmonių. Ir jie, kas norėjo, turėjo kaip ir galimybę tokią pabūti tyloj. Tai reiškia įsipareigoti visą dieną, nešnekėti ir būti ten, kur Čiurlianų upeliai dar kažkur. Ir paskui teko šnekėti su kai kuriais žmonėm. Tai nežinau kodėl, bet labai nedaug žmonių ištempė iki galo. Jie tiesiog sakydavo, aš pradedu galvoti apie dalykus, kurie mane gąsdina. Ir tašmė, jie pradeda vengti tos tylos, nes neaišku, kas pradeda kalbėti. Toks įspūdis, kad mumise yra per daug įvairiausių kažkokių, nežinau, baimių arba ką mes norim užkišti, ar problemų galbūt neišsakytų, ar santykių neišspręstų, ar dar kažkokių tai dalykų, kas, kai man nėra veiksmo, tada pradeda iškilti paviršių, bet ar tai gerai? Bet žinai, tai, ką tu dabar paminėjai, aišku, aš manau, kad galbūt yra blogai, kad mes kažką tai užspaudžiam viduje ir tada, kada mes pabūnam tyloj, tie, dangčiai nebelaiko ir pradeda lysti tie velniai ar demonai. Tai aš manau, kad galbūt juos reikia kažkaip tai spręsti, mokėti, kaip su juos spręsti ir gal netgi kaip tik reikia kažkokiam tai triukšme pabūti, pasiklausyti arba su kažkuo pasikalbėti. Bet aš, pavyzdžiui, prisimenu, kada Jėzus mirė, jisai mirė pagal Bibliją penktadienį ir šabas buvo skirtas, Jėzus buvo kape ir jisai prisikėlimo rytas buvo sekmadienį. Ir aš įsivaizduoju, mokiniai turėjo praleisti visą šabą, visiškai sugniuždyti. Jie sekė Jėzum 3 metus, matė Jėzui, netgi pats Petras pasakė, kur mes dingsim nuo tavęs, Jėzau, tu esi Dievo sūnus. Ir jiems diena iš dienos vis lipdėsi tos viltis, kurios penktadienį vakare, kada Jėzus atidavė savo dvasią Dievui ir mirė, viskas buvo sugniuždyta. Ir Dievas leido jiems būti toje agonijoje visą šabo dieną. Ir aš galvoju, kad mes esam tokie, kurie norim greitai rasti tuos atsakymus į savo gyvenime su misterija, su paslaptim, su nepaaiškinamu dalyku būti labai sunku. Ir vidiniai dalykai, kurie iš mano širdies gali kilti, aš norėčiau juos greičiau išspręsti. Ir jeigu jų nesugebu greitai išspręsti, tada aš juos arba užgniaužiu, arba nekreipiu dėmesio į jį, arba užpildau savo gyvenimą kažkokiu kitokiu triukšmu. Bet kas jeigu mes su tuo pabūtume? Nesakau, kad visas 20 metų dabar būkim su tuo dalyku, bet šabo diena galėtų būti toks laikas, kada mes tiesiog pabūnam su tuo, kas mes esam. Aišku, mes kalbam apie tai ir Biblija kalba, kad šabas nėra vien tik tai su žmogiškam lygmenyje. Dievas, kaip tu ir minėjai, pastato kaip šventyklą, kur sustinka žmogus su Dievu. Bet dabar, jeigu žmogiško lygmens pasikalbėjus, tai aš manau, kad tai irgi svarbus aspektas, kurį reikėtų įvertinti ir kad šabo dienai jis nebūtų lengvai atmetamas arba nekreipiamas dėmesys. Gal iš čia verta pažiūrėti tokios atvejus, pavyzdžiui, kiek Biblijos istorijoje mes turim, kada žmonės lyg išgyvena, kad Dievas tyli. Ir tas toks vakumas to tokio
nebūtinai reiškia yra vien tik tais kažkoks blogas. Ta prasme, kad Dievas tyli. Dievas gali nutilti tam, kad tada, gal kažką tiesiog kitą išgirstum. Jo, kad tu išgirstum kažką. Galbūt atsakymai yra, reikia iškelti tuos iš ten, kur tu ten, jau gal tu praėjai tą atsakymą, tu tiesiog jį nepastebėjai, kaip kad mes apie tą degantį krūmą matėm. Gal jis jau, žinai, tu praeitoj sankryžoj buvo tas degantis krūmas, tu praėjai, dabar Dievui nebėra tau naujo, jis tai tau pastato, žinai, apsisuk ir reikia ieškoti, žinai, atsakymų galbūt. Ir ta tyla, tai gali būti šiaip labai gera priemonė įvertinti tai, ką tu, Teko vieną knygą skaityti ir vienas psichologas, jisai daugiau iš psichologinio taško rašė apie maldą, ką reiškia melstis. Ir jisai sako, pirmas žingsnis maldoje yra atsakyti į klausimą, kuris buvo pirmas užduotas Dievo, kada Adomas su Ieva nusidėjo ir Dievas atėjo pas Adomą ir sako, Adomai, kur tu esi? Dievas žinojo, kur yra Adomas, bet klausimas, ar Adomas žinojo, kur jis yra. Aišku, jisai žinojo, kad stoja po kažkokiu medžiu arba kažkur tai yra po krūmų, slapstosi, bando pridengti savo gėdą, taip vadinama, bet ar jisai suprato iš tikrųjų, kas įvyko? O čia klausimo gale. Ir kada mes ateinam pas Dievą, pavyzdžiui, žinau, Vilniuje į Akropolį, kada nueini ir nori sužinoti, kur reikia nueiti, tai tu pirmiausia susirandi tašką, kur parašyta, tu esi čia, kad galėtum kažkur tai nueiti. Tai aš manau, ta tyla, apie kurią Biblija kalba ir kurią Dievas dažnai naudoja, tai yra bandymas suvokti gerai. Tu ateini pas mane, tarkim, Dievas taip sako, tu ateini pas mane, tau reikia šito, tu nori to ir to, bet ar tu supranti, kur tu esi, tai ko tu nori pasiekti. Ir labai dažnai mes galvojame, kad tai yra nesvarbu. Gerai, ir Dieve, laimink mano vaikus, padaryk visą kitą mano gyvenime, arba manyje kažką pakeis, bet Dievas specialiai tyli. Gerai, kur tu esi? Galbūt, kada tu nusileidai į savo mintis ir įsigilini į save, tu pripažįsti, kad aš žiauriai esu nusivylęs viskuo. Arba, žinai, pikta man. Pervargęs, Dieve, nieko nebenoriu, o galbūt atvirkščiai, esu toks laimingas. Dieve, kaip man gera. Bet kodėl nepabuvus su šituo jausmu, kodėl jo neįvardijus? Ir Dievas tada, kada mes įvardinam, suvokiam, aš nemanau, kad visi atsakymai mumyse, bet kada mes įvardinam ir suvokiam, kur mes esam, tada Dievas sako, gerai, o dabar galim pradėti eiti. Ir galbūt tos maldos būtų visai kitokios. Mes visai kitaip atgailautum ir prašytume visai kitų dalykų. Kada pabuvę tyloje, kartu su Dievu ir su savimi, mes atrastume, kur mes esam tas taškas, kuriame savo gyvenimo taškas. Šiaip, Biblijos istorija, Elijo patirtis, ar ne, kada jisai dideliame išgyvenime, grėsmės akivaizdoje, žinai, nežinioje šaukėsi Dievo, žinai, ir trankosi ir sprendžia klausimus, žinai, ką daryti ir, žinai, laukia Dievo atsakymą. Žinai, kada jis išgirsta tą atsakymą? Tyloje, ne? Kada viskas nurimsta, sako, žinai, atėjo audra, pasitrankė, nebuvo ten Dievo, tada ten vėjas, žemės, nėra ten Dievo ir staiga, žinai, kažkas dvelkia, žinai, tyla. Ir aš tai galvoju, šiaip, aišku, vėl gyvenam tokioj visuomenėj, kur žiauriai yra sunku rasti tokią aplinką, kurioje tu būtum saugus tyloje. Telefonai, kompiuteriai, elektroninis paštas, žinai, dar visokie tai dalykai. Mumise visą laiką dusgesys, žinai, mintis neapleidžia. Ir jau rasti tokią laiką, kad tu galėtum, šabo diena atėjo, žinai, ir tu pasineri, žinai, kažkokią ten gelmę nutilti, nurimti. Bet manau, kad ten galima išgirsti tą švelnų dvelkimą, tą Dievo atsakymą. Kai mes kalbėjom apie tai, kad reikia nustoti dirbti ir pamenu, tu minėjai, kad grįžtant prie to, kad Dievas įkuria šventyklą laike ir ta šventykla pati ateina. Nepriklausomai nuo mūsų valios, nepriklausomai nuo mūsų pastangų, bet pavyzdžiui, pabuvimas tyloje, aš manau, kad čia yra mūsų pastangos, tai, ką mes turime padaryti. Jinai nebus taip, kad staiga, bet kažkokia tai programa superinė, kuri išjungia viską, mūsų mintis kažkaip nuramina, žinai, išjungia, telefonai nebeveikia, bet čia Dievas sako, gerai, ženk ir tu tą žingsnį, bet kažkokie tai žingsnį link manęs. Ta tyla, aš netikiu to tokiu, žinai, buvimu, kaip čia pasakyti, pabūkim su savim, nors tai yra svarbu, bet aš manau, kad krikščionio, biblinis tas tikėjimas
Dievas visą laiką kviečia į savo akivaizdą, pabūk mano tai akivaizdoje. nereiškia, kad tu vakume esi, Jo. ta prasme, kad su savim ir savie ieškai atsakymų, medituoji, mes nekalbam apie tai. Jo. Tai turi savo kažkokią tai vertę, bet atsakymai nėra čia. Atsakymai yra Dieve. Bet Dievas mus gražina į save ir aš manau, kad žengdami tą žingsnį, pasakydami, kad gerai, aš nusprendžiu daugiau dalykų, nebeužpildysiu savo kasdienybės darbais kasdieniniais, dar kažkokiais tai dalykais ir sąmoningai skirsiu laiko pabuvimui su Dievu, pabuvimui su savim, galbūt tiesiog atsisėsiu, pasiklausėsiu, pasivaikščioti arba dar kažkas. Šiaip man įdomi ta mintis, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie šabą kaip apie šventyklą, tai į kai kurias šventyklas, fizinės pastatytas žmonių rankų darbo, pavyzdžiui, yra tam tikros taisyklės, kaip tu tenais gali įeiti. Žinai, musulmonai ten nusiaut kojas reikia, aš man atrodo, ir žydai tas pats, ar ne, ten užsigaubti. Jo, šventykloje, kad pagarba būdavo, kai kojas nusiaut. Ir netgi Lietuvoje ta tradicija, tu į bažnyčią neįeini, žinai, su batonu rankose, žinai, ir tu ten įeini į tylą, ar ne? Imkim tas šventovės, kaip mes jas suprantam ar matom mūsų kasdienybė ir aplinkoj. Tai galima netgi daryti tokią prielaidą, kad ta tyla tai yra tavo įėjimas į šventyklą. Tu gali, taip, šabas ateina kaip šventykla laike, bet jin gali ir praeiti pro tave. Tu tiesiog visą laiką tame dusgesy, žinai, o tu, čia kaip tu sakai, sąmoningai nusprendi, išjungiu. Ir gal čia net nereikėtų labai susitelkti prie to, kad ten kažkur tai turi vienas į rūsį nueiti ir užsidirakinti, aš dabar būnu tyloj, niekas mane trukdykit, žinai, 2 valandas būsiu tyloj. Bet netgi kai tu nueini, pavyzdžiui, į pamaldas, gal yra prasminga, pavyzdžiui, tiesiog ne tai, kad tu visai tyli, labas vakaras, žinai, ramaus šabo, viskas tvarkoj, bet nešnekėti apie tai, su kuo tu ten visą savaitę sprendai, kokios ten tavo problemos. Bent jau, pavyzdžiui, pradžioje, ar ne, iki prasidedant pamaldoms. Tu esi toje tylos būsenoje. Tai nėra vien tik tais formalumas, arba kad čia, tu esi šventykloje ir mes šventykloje tylim. Ne, čia yra būtent tam tikra tavo disciplina, bet tai yra tavo būdas išgirsti Dievą ir susivokti, kuriame tu taške esi, kad tu galėtum būti. Tai aš manau, kad netgi šiuo atveju tai yra labai puikia galimybė ir ta tokia buvime su žmonėmis būti tyloje. Kai Mozė, pavyzdžiui, ėjo pas Dievą pasimti 10 Dievo įsakymų, Dievas kažkaip tai labai keistai vis akcentavo, kada užlipsi ant kalno, būk ant kalno, stovėk čia. Aš visą laiką galvojau, kodėl Dievas taip kartoja, ar dėl to, kad Mozė taip, žinai, nelinkęs yra išgirsti, bet aš galvoju, čia kitoks perfrazavimas tos labai šiais laikais populiarios frazės buvimo čia ir dabar. Aišku, tas buvimas čia ir dabar gali suponuoti ir kitokių, žinai, išvadų, bet šiuo atveju aš galvoju, netgi atėjimas į bažnyčią, daugelis žmonių ateina į bažnyčią, bet jie lieka savo pasaulyje, kažkur tai kitur. Ir Dievas kviečia gerai, ateik pas mane, su visu tuo, ką tu turi, ateik pas mane. Čia gerai biškai. Žodžiu, ir tu, ne, viskas tvarko. Ir tu visų pirma prasideda nuo to, kur tu esi, tas taškas, žinai. Ateik pas mane, bet tas ateik pas mane tai nėra kažkur ateiti, o ten susivokti savo vietą tame taške. Tai, žinai, savo santykiuose, savo tarnavime, savo dvasinėme augime, žinai, ir sugebėjime girdėti Dievo balsą tavo realiai. Tu sustoji ir viskas. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kaip pastorius labai dažnai matau, žinai, žmonės, nesakau, kad žmonėms iš šalies žiūrint į mano gyvenimą kažkokie dalykai neišryškėja, bet matau jau ateinančius į bažnyčią ne pirmus metus, bet gyvenančius tomis pačiomis problemomis. Atrodo, jie neauga Dievo malonėje, bet ta patirtis kartojasi iš metų. Jie neturi ten 20 metų krikščioniškos patirties, jie tik tais turi 1 metų krikščionišką patirtį, kuri 20 kartų kartojasi. Ir aš vis galvodavau, kame ta problema, kodėl žmonės užstringa. Ir jie užstringa man taip atrodo, tiek, kiek tos įžvalgos man užtenka, kad jie užstringa dėl to, kad jie pas Dievą ateina su savo sąrašais, su savo programomis ir pastoviai net neleidžia Dievui pirmiausiai įsikišti ir neleidžia netgi savo suabejoti, kad, klausyk, galbūt su mano programa yra negerai. Galbūt man reikia įvertinti, įsileisti kitą realybę ir palyginti tuos sąrašus.
Ir žmonės prašo tų pačių maldų, nesikeičia, neišgyja, nesusitinka, nepasimato, neužsidirba ir nuolatos tame sukasi. Tai galvoju, va, tas Šabo manifesto viena iš dalių, žinai, pabūk tyloje. Tai gerai, slėsk kitą realybę. Galbūt, žinai, Dievas tau pasakys kažką tai tokio ir ar tu, aišku, tu dar turi būti pasiruošęs ir vykdyti, paklusti tą dalyką. Bet tiesiog, ar tu esi pasiruošęs išgirti kitą pasakojimo pusę? Tai, žodžiu, tiesiog neužtenka vien nustoti dirbti ir sakyti, aš dabar švenčiu Šabą ir viskas. Tas, jeigu tu nesi tyloje, neskiri laiko tai tylai, tai tu tiesiog, žinai, tu neįeini į šventyklą. Šventykla praeina pro tave. Galbūt čia taip reikėtų pasakyti. Jo.